Na ką, šiandieną dirbu furisto darbą. Pasėmiau tuščią priekabą, minu dabar į Colchesterį į fermą svogūnų. Pasiimsiu svogūnų, pasikrausiu. Bus apie 40 tonų. Tada važiuosiu į Aylesford. Tenai paliksiu priekabą su svogūnais. Pasiimsiu kitą tuščią priekabą ir iš tenai važiuosiu į uogų fermą už Maidstono. Ir paskui uogas parvešiu atgal į bazę. Tai va toks ilgas pasivažinėjimas šiandieną manęs laukia. Na, kaip matot, šiandieną gavau DAFą. Tai jau senokai DAFą nevairavau, gal kokius porą mėnesių. Tai šiandien važiuojam su DAFiuku. Atpratęs biški, bet kai viską žinai plius minus, tai okei. Šiaip su DAFu į tolimą kelionę visai okei man. Variklis gražiai dirba, tyliai dirba, gera izoliacija, tai nekompleininu. Po miestą su DAFu makaluotis gal biški. Kažkaip kitaip, kai pratęs esi prie Merso, tai šiek tiek kitaip. Šiaip iš esmės, tai DAFas ilgom kelionė man okei. Nu, blemba. Taigi žiūrėjau, Google'as nerodė jokių kamščių, jokių nieko. Kas čia per bardakas, na. Varom per žiedą į kitą pusę, nu. Eik tu na. Čia gerai stovi visi. Įdomi čia. Nu, blemba, kitą kartą važiuosiu 130. Bet Google'as nieko nerodė, rodė, kad viskas švaru. Na, tai galvoju, o, kamščių nėra, tai tikrai reikia pro čia važiuoti. Nu, blemba. Nelabai man patinka čia deginti savo laiką bereikalingai. Nu, bet tikiuosi, aš čia gana greit praslysiu. Na va, išsukau į 12 ir dabar iki Colchesterio apie valandykę turbūt kokią nepilną. Biški krūmai kameros galiuką lietė. Čia irgi va krūmai išlindę, galim kamerą nusitarkuoti gerai. Nu va, ką prasideda fermos ir laukai. Smagusis keliukas.
Svarbu fūros kokios nesutikti. Yra kelios salelės. Galima įlysti. Prasilenkiam gražiai. Dabar hebrytė į darbus važiuoja 7:30 jau. Ten toli parvažiuoja, matau vieną mašinytę. Praleisim mane įsukti, okei. Na ir va, mes Svogūnų bazėj. Kiek čia važiavom? 1:36. Neblogai visai. Na ką, einam į sandėlį. Nešam popierius. O, loading bėjus vienas tikrai, kad tuščias man skirtas bus. Na ir puiku. Važiuojam ant bėjus. Vienas bėjus laisvas yra. Šitai padangos pleščiasi nelabai fainiai. Bet ką darys, kito varianto nėra. Čia į kokį stulpiuką neįrūrit. Labai arti sienos yra, kairėje pusėje. Nu ką, teks pasitaisyti biškį, kadangi kreivai važiavau. Va, kai pasitiesinsim, bus tip top lygiai. Nes jeigu giliau biškiai važiuoji ir paskui tiesinės priekaba atsistoja taip, kaip turi atsistoti. Tada bus labai gerai. Z-perfect. Nu, šį kartą neišėjau važiuoti iš vieno karto, bet dėl to aš visiškai nesiparinu. Ir važiuosim iš antro. Rodo perfetto. Rodo, kad bus perfetto, ne? Ta pusė good. Ta pusė irgi good. O, pasirodo, čia dar kamera yra. Tiesiai viskas, jo. Stovim gerai. Taip, dabar reikia gal iškart tinginį nusileisti. Nes kraus sunku svorį, tai kad geriausiai būtų
tinginys nuleistas. Viskas, jungiam variklį, nešam popierius į taip iš karto laukimo režimą jungiam, kad taupyt laiką. Oi, kojytės kaip gerai ištiesti. Tik ne visai tiesiai atsistojau, bet turėtų būti gerai. Čia jau užsidės vėjas. Čia kažkas nutaškyta vėl nežin kokiais šūdais. Jo, biškutį gal. O čia jau krauna svogūnus. Nu ką, užkėlė liftą. Tai pradės krauti. Nu, good. Tai čia apie kokią nuo pusvalandžio iki 5 minučių truks. Šitas džiaugsmas. Kągi, einam ilsėtis tada. O, uždaryta. Na, viskas, galime eit biškį prigult čia ant to dafo. Tai biškį nepatinka, labai aukštai lova ir lieka mažai iki lubų. Šitas sužemintas miestinis variantas, tai šiaip sau toks. Na o, čia svogūnais kvepia. Gerai, kas slogų turi problemų. Jeigu nealergiški svogūnam, tai tiem gerai. Nu va, ir mergičkas dirba, da. Čia visai jam linksma. Nu, kol krauna, galim biškį ir kojukus ištiesti. Jau pradėjo krauti, va šitai visą mašiną juda krūta. Nu, popieriukus ką tik bičas atnešė. Gerai, einam iki tūlika. Apsižiūrim, ar visas padangas ok po pakrovimo ir kokių niuansų. Gerai, reikia oro prisipūsti pradžiai. Gaurėlį biškį trūksta. Plus 12. Okay. Išvažiuosiu į lygią vietą, pasižiūrėsiu, kas ten su ta padanga atgal. Biškį pakiaušus yra, šiek tiek turbūt gal trūksta oro, gal tik tai ant tos vietos biškį svorio daugiau. Na gerai, einam. Šaldytuvą įsijungsim. Čia šaldytuvas pasiekė 12. Plus 12 gerai. Čia padangėlės gerai iš tos pusės. Tai plomba 2585 gerai. Nu ir ką, ta padanga visai kiaušinėjasi. Visai į ragai. Nu tai ką, laukiam, kol atvažiuos pakeisti ją. Na, minkštokai yra. O, ta kieta kaip reikia. Ta. Šitas pasipliauškimas praktiškai neina jo matyti kažkaip ten kameros. O, nematau, čia yra koks nors. Kažką pagavau. Ar čia tik tai taip. Buvo kažkas su ja. Nematau, vienu žodžiu. Ir laukiam, kol atvažiuos mechanikas pakeisti padangos. Teks laukti. Gal ten paprasčiausiai tik oro trūko, gal kažką pasigavau, nežinau, šnipštimo nesigirdi. Kad būtų taip šviežiai pagautas, gal kažkas pagavo. Nežinau. Ar tik oro paprasčiausiai trūksta dėl kažkokių tai priežasčių, bet važiuoti pasikrovęs beveik 40 tonų, tai tikrai aš nerizikuosiu. Važiuos, pakeis ir varysim.
Tai va tiek žinių kol kas, laukiam padangų meistras, kol atvažiuos. Na kągi, istorija tokia, kad stoviu dabar laukiu pasikrovimo vietoj, čia va pavažiavau ant keliuko, čia nelabai galim stovėti, nu jeigu mane nuvarys, tai nuvažiuosiu kažkur iš šono parkingė, ten žiūriu vietos nelabai yra, tenai šone, už tų krūmų. Tai nežinau, laukiu, paskambinau į transportą, nu ką, sakė, lauk. Tai va dabar lauksiu, nežinau, valandą, gal 2, šiaip per 90 minučių, per 1,5 valandos turėtų atvažiuoti. Tai 1,5 valandos jau į minusą man eis. Nežinau, kaip aš paskui viską suspėsiu. Tai dienelė gali būti dar ilgesnė, nu vienu žodžiu. Bet su tokia padanga važiuoti aš negaliu. Tuo labiau dar tai pakrautas. Nu, nesvarbu, pakrautas ar ne, jeigu jau pamatai, kad tokioj kondicijoj padanga, tai kol tuščias buvau, viskas ok atrodė. O gal aš kažką važiuojant pasigavau, nežinau. Nes kai kabinausi priekabą, buvo viskas ok. Tai va, vienu žodžiu. Tai laukiu, kol atvažiuos padangistas pakeisti padangas. Čia svaguniukus vežioja. Tai laukiam, ką, vėl reikia kimarinti toliau tada. Ką tik gavau skambutį ir žiūriu, kad atėjo žinutė iš Goodyearo. Taip, maždaug jie planuoja atvažiuoti 12:17. 12:17. Dabar yra pusė 11, 10:24. Už 2 valandų. Aina šikti. Aš jau taip čia valandą laukiu. Aš jau daugiau kaip valandą laukiu realiai. Čia laukiu 1:20 ir dar už 2 valandų. Ką, turbūt reikia skambinti transporto, kad į Lintoną kažką tai siūstų, nes aš jau nebespėsiu viską padaryti. Nu gerai, palauksiu, kol atvažiuos. Palauksiu, kol atvažiuos padangistas, kol pakeis padangą, tada jau skambinsiu. Į bazę sakysiu, kad turbūt turėsi siūsti kažką tai kito. Taip kad man šiandien reisas galimai sutrumpėda, neaišku, nes man važiuoti gabalas dar yra, jeigu čia matosi, nežinau. Šį yra važiuoti. Apie iš Colchesterio turiu važiuoti iki Temzės, iki kirsti Temzę per Darfordą ir AM2 dar varyti čia. Tai čia Ailesfordas įsikrauta, paskui dar va į Maidstoną ir už Maidstono čia kažkur tai va į tos fermas tenai. Tenai laukti, kol pakraus ir tada grįžti dar toliau grįžti negu čia. Na, aišku, grįžti reiks jau į bazę, nei čia. Grįžti čia. Nu, vienu žodžiu. Taip, man dabar važiuoti apie 130 kg nuo čia iki antros bazės. Tai 103 kg, nu tai ką su fūra, nu apie 1:40 iki 2 valandų vėl. Tai, nu gerai, dabar reikia sulaukti padangisto visų pirma. Po 2000 metų. Nu, kars ne padangistas čia pas mane atvažiuoja dabar. Opa, nu tai būtų visai neblogai, jeigu jis taip greitai būtų atvažiavęs. Okei, nu va, padangistas atvarė, nu good.